Aš visą laiką pateikiu tokį pavyzdį. Paimkit ciratą ir natūralią odą. Palieskit abi medžiagas ir jūs suprasite, kuo skiriasi. Arba, pavyzdžiui, pasisiūkite kelnes iš geros medžiagos, natūralios vilnos, sakykime, ir iš polietileno. Juk yra skirtumas. Tai su akmeniu yra panašiai. Natūrali medžiaga spinduliuoja savo specifinę energetiką. Marmuro raštai labai gražus, daugam patinka, tačiau marmuras yra gan lepi medžiaga, kuriai reikia specialios priežiūros, impregnuoti ir taip toliau. Ir labai daug kas renkasi sprendimuose interjero šiuo metu dirbtinį akmenį, kuris yra daug atsparesnis. Tačiau jausmas palietus tas dvi medžiagas skiriasi. Tai klientas ir turi rinktis, kas jam yra prie širdies labiau, ar tas natūralumas ir šiltas tos medžiagos spindesys, ar praktiškumas. Patys populiariausi gaminiai yra antkapiniai paminklai. Tačiau šiomis dienomis, kai žmonių ir pragyvenimo lygis šiek tiek yra jau pakilęs lyginant su tais laikais, kurie buvo prieš 30 ar 20 metų, žmonės jau pradėjo naudoti ir marmurą, ir granitą, ir dirbtinį akmenį viduje, namuose, interjere. Ir, sakykime, aš išskirčiau tokius populiariausius gaminius kaip virtuvinis stalviršis su sienele, židinio apdaila. Netgi yra gaminami dušo padėklai, ant kurių beje prausiantis yra labai malonu stovėti, kai sušyla natūralus marmuras, yra visai kitas jausmas, lyginant su kitais gaminiais, kurie yra iš dirbtinių medžiagų. Taip pat natūralus akmuo yra gana plačiai naudojamas ir laiptų pakopoms, palangiams, fontanams ir taip toliau. Mes praktiškai galim pagaminti viską. Mūsų staklyno galimybės leidžia gaminti labai platų spektrą produkcijos. Todėl mūsų dizaineriai visada yra pasiruošę padėti, jeigu jums kyla kažkokių sunkumų, kuriant savo interjerą, kaip padaryti jaukesnį, kaip inkorporuoti natūralias medžiagas, natūralų akmenį. Todėl visus tuos, kurie turite klausimų, raginu apsilankyti mūsų įmonės svetainėje, paskambinti telefonu ir mūsų dizaineriai yra visuomet pasiruošę sukurti jaukesnį interjerą jūsų namuose.